išvaduokit mums ranką. Gale mesta prieš mergaitę piktybiškai ignoruojant kitų teismo sprendimų nevykdymo fakto. Teismų sprendimus reikia vykdyti, mergaitę reikia perduoti, sako teisės profesorius. O boteliai stovi, su baisia jėga, desperatiškai vykdomas tik vienas iš maždaug 17 000 priimtų, tačiau neįvykdytų teismo sprendimų. 7. Nuo ko valstybės lėšomis saugoma Laimutė Stankūnaitė? Kontroliuojama, kad neprabiltų apie tikras pedofilijos bylos aplinkybės. 8. Kodėl politikai, pradedant prezidentę, Seimo pirmininkė, ministrų pirmininkų ir baigiant opoziciją, neatliko savo darbo? Tai yra nepareikalavo iš teisėsaugos ir teisėtvarkos vadovų sąžiningai ir kruopščiai atlikti savo profesinę pareigą. Tai yra nustatyti kaltuosius dėl pedofilijos ir 4 žmonių žūties, bylų vilkinimo bei marinimo kabutėse, dėl prievartos naudojimo kitų žmonių atžvilgių. Politikai negali pakeisti teismų ir prokuratūros, tačiau jie, kaip tautos rinkti žmonės, jos atstovai, neturi užmiršti pareigos, pareikalauti iš nerenkamų institucijų vadovų sąžiningo ir profesionalaus tarnavimo viešajam teisingumui ir tuo pačiu nacionaliniam saugumui. 9. Kodėl valdžios teismų savivaldos institucijos skuba persekioti Neringą Venckienę, bei ją palaikiusius ir palaikančius žmonės. Nepaisant to, kai neteisybė tampa įstatymu, pasipriešinimas tampa pareiga. Didžioji visuomenės dalis mano, kad visoje šioje virtinėje bylų teisė stoja prieš teisingumą. Todėl ji jaučia pareigą priešintis įteisinamai neteisybei. Kada teisės karą prieš neteisingumą pradės stabdyti mūsų politiniai vadovai? Tik atsakius visuomeniai į šios klausimus, jų yra ir daugiau, paaiškėtų bent dalis tiesos. Dabar ji nuo suvereno tautos yra slepiama. Dar daugiau informacija manipuliuojama, skleidžiama dezinformacija. Ir tose manipuliacijose dalyvauja iš mokesčių mokėtojų pinigų išlaikomas nacionalinis transliuotojas. Todėl politikai turėtų atsakyti ir į 11 klausimą. Ką jie padarė, kad LRT nebūtų šališka informacinės erdvės dalyvė, kad jie nuosekliai siektų užtikrinti piliečiams jų teisę žinoti tiesą šioje ir kitose istorijose. Jei Lietuva turėtų garbingus politikus ir teisininkus, jie tiesiai, be manipuliacijų atsakytų į šiuos ir kitus klausimus. Kol kas tokių beveik nesimato. Na, o dabar mūsų Airijos lietuvaičių Skype grupės šeimininkės Mildos sūnelis nori pasakyti eilėraštuką, padeklamuoti eilėraštuką. Prašau, ateik. Graži, graži tėvynė mano, ir upeliukai ir miškai, ir mūsų protėviai gyveno, ir paražavo į vaikai. Aš tave gerbsiu ir mylėsiu, o mano mažas jie vaikai, ir žaudės žvilgčioje padėsiu, ir dvyrių eisime keliais. Ačiū tau labai, šaunuolis. Dar kartą paplokime garsiai, jis taip bijojo. Ačiū tau labai. Dabar norėčiau perskaityti vienos merginos, kuri labai norėjo dalyvauti, organizavosi, planavosi, bet jai neišėjo atvykti. Bet ji buvo pasiruošus ir kalbą ir paprašė manęs perskaityti ją už ją. Taigi dar kelios minutės, mielieji. Sandros žodis. Pradėsiu Justino Marcinkevičiaus eilėmis. Besparnis būtų gyvenimas, tuščias, niūrus, vienareikšmis, jeigu jo nenušviestų vaiko šypsnys. Jei šviesus vaiko juokas nepaglostytų mūsų širdies, meilė jos nepažadintų, nepaskatintų globai, gerumui, kūrybai. Sakau, tai mūsų sparnai, jie privalo būti sveiki, švarūs, stiprus, kad mūsų gyvenimus pakilėtų, kad nuskraidintų mus ten, kur jau liestume viską jų rankom ir pasaulį regėtume jų akimis.
svajoniai, fantazijoje, pasakoj, ten galėtume būti laimingi. Ak, nušluostyti ašarą vaikui, ak, nubraukti liūdėsi, skausmą ir neviltį nuo jo veido, juk turim rankas, te būna tai ištiestos duodančios rankos, juk turim gyvenimą, te būna jis pratęstas kitose. Aš, Lietuvos Respublikos pilietė Sandra, visam pasauliui girdint galiu padėkoti savo tėvams. Ačiū brangiai, kad mane užauginote dorą pilietę. Garliava privertė mūsų grįžti sausio 13 dienos laikus. Užlaužtos rankos, ašaros, duženos ir bejogė vaiko riksmas. Garsiai klykė maža mergaitė, ankstų rytą prievarta išplėšta iš savo gimtųjų namų. Jie rėkiančią neša kojomis į priekį, kaip grobį. Suėmimai, asfaltų velkami žmonės, siaubas žmonių akise. Paruošta policijos amunicija, kaip doroti su savo piliečiais. Ašarinės dujos, guminės lazdos ir kulkos, elektrošoko prietaisai. Lietuvos, kurie apgynėme sausio 13-ąją, nebėra. Prisiminkime tą nelemtą gegužės 17 dieną. Visi gyveno tik laukimu, kaip ir kiekvieną dieną. Gal jiems, gal ne. Bet dėja mūsų visų skausmų jie ėmė. 240 pareigūnų dėl vieno vaiko pjauti duris ir vežtis kaip pas patį didžiausią nusikaltelį. Leiskite man paklausti, kodėl nepaisoma vaiko nuomonės. Kai išgirdau šios žodžius, eini dabar arba už vienos minutės man persmelkė visą kūną. Sustingau. Galvojau, kodėl jie tokie bejausmiai. Ką sako vaiko teisų konvencijos 13 straipsnis? Vaikas turi teisę laisvai reikšti savo nuomonę. Todėl ši teisė apima laisvę ieškoti, gauti ir perduoti bet kokią pobūdžio informaciją ir idėjas nepaisant sienų žodinė, rašytinė, spausdinta forma, meno kūriniais arba kitais vaiko pasirinktais būdais. Tai kodėl neskaitote tai, ką reglamentuoja vaiko teisų konvencija? Kodėl nei vienam neįdomu, ko šita mergaitė nori? Ar valstybės pareigūnai neturite šeimų, vaikų ir galų gale širdies? Stebėdama įvykius Garliavoje iš toli verkiau. Negalėjau klausytis to bejėgio vaiko reiksmų. Aš manau, kad mūsų valstybė parsidavė išsigimėliams ir iškrypėliams. Kitaip mąstyti nebemoku. Nerėksiu, kad man gėda būti Lietuvos pilietė ir nekeiksiu pareigūno ir kitų. Ir nesikeiksiu, nes tai bus negarbė man. Mane gėda būti Lietuvos pilietė, nes esu sąžiningas ir doras žmogus. Man gėda, nes mano valstybė pūna. Ką jūs valstybė darote ir jūs patys matote? Tai kodėl tautai niekas neparodo filmuotos medžiagos, kurią turi ponia Vaicekauskienė? Ką jis slepia? Ko ji bijo? Bijo, nes vaikas buvo žvėriškai liečiamas. Įdomu, jeigu jie vykdė teisingumą, kodėl buvo nusukinėtos kameros? Ir vėl todėl, kad jie bijo. Aš buvau pakraupusi, kai vaikas prašė paleisti ir atvesti močiutę su dėduku, o visiems buvo nusispjauti šitos norus. Vaikas jau prašė tikrai nedaug, o žmonės buvo velkami kaip šunys nuo durų. Šiuo metu valstybė aš netikiu. Netikiu jos įstatymais, netikiu jos teisingumu. Grąžinkite mergaitę globėjai, kur ji augo ir kur buvo laiminga. O pabaigai nuo Sandros. Žiūrėkite į vaikus taip, kaip žiūrima į medžius. Su dėkingumu, nes tai palaima. Bet be lūkesčių ir norų, juk nereikalaujame, kad medžiai būtų kitokie. Mylime savo vaikus tokius, kokie jie yra. Ačiū tau, Sandra. Ištuštės tėvynės sočiai, mes tik norim, kad vaikai ir juose gyventų sočiai. Mes tik norim, kad vaikai ir juose gyventų sočiai. Bėgo parbėgo su Nemunu, mūsų keliai susipynę, kiek sudaužytų gyvenimų. Tiesi rankas į tėvynę, tolsta nutolsta per Baltiją, broliai, draugai ir kaimynai, mūsų gyvenimo Baltija, vietos nelieka tėvynei. Leiskit grįžti į namus, per sunku gyvent be vietos, išvaduokit broliai mus. Priverstinės dietos išsigimsta papročiai ir tiesa neaugs su tviska, kol dviveidžiai medkirčiai pjauna Lietuvą kaip
mišką, kol dviveidžiai medkirčiai pjauna Lietuvą kaip mišką. Bėgo parbėgo su Nemunu, mūsų keliai susipynę, kiek sudaužytų gyvenimų, tiesė rankas į tėvynę, tolsta nuo to